der dunklen Wälder und kristallklaren Seen, über weite Felder, lichte Wunder gehen. Tag ist aufgegangen. Rugsėjo 14-ąją jau antrą kartą minėjome Vilko vaikų atminimo dieną. Dieną, kai prisimename ir kalbame apie tūkstančius Vokietijos rytprūsių krašto vaikų, kurie ieškodami maisto bei prieglobsčio po Antrojo pasaulinio karo atkeliavo į Lietuvą. Atskirti nuo savo šeimų, likę našlaičiais, netekę savo gimtųjų namų ir tikrosios tapatybės, šie vaikai užaugo Lietuvos žmonių namuose. Minint Vilko vaikų atminimo dieną, Tauragės krašto muziejuje Santaka atidaryta istorikės Rūtos Matymaitytės ir menininko Sauliaus Valiaus paroda Vilko vaikai, vokietukai, užmiršta Antrojo pasaulinio karo vaikų istorija, jautriai pasakojanti apie įvykius ir išgyvenimus, kurie nenustoja jaudinti ir išlieka aktualūs net praėjus 80 metų. Rūta, antrąjį kartą minime Vilko vaikų dieną ir šį kartą pats įvykio centras yra Tauragė. Tauragės muziejuje pristatote Vilko vaikams skirtą parodą. Kodėl būtent Tauragė pasirinkta šiais metais kaip Vilko vaikų atminimo dienos centras? Tauragė buvo pasirinkta neatsitiktinai, kadangi šiuo metu daugiausia gyvų amžininkų, Vilko vaikų, vokietukų būtent ir gyvena Tauragėje, Tauragės apskrityje. Norėjome visų pirma pakviesti gyvus amžininkus apie tai, turbūt ką ir yra Vilko vaikų diena, apie pačius Vilko vaikus. Kartu antroji priežastis, norėjome pačiai Tauragės žmonėms padėti atrasti jų aplinkoje gyvenusius ar tebe gyvenančius žmonės, jų šeimas, aplinką ir atrasti Vilko vaikų istoriją, ją fiksuojant, įamžinant ir kalbant plačiau šitą temą. Kokia pati parodos koncepcija? Mes matome, iš tiesų daug jaudinančių nuotraukų, matome objektų, daiktų, kurie turbūt priklausė Vilko vaikams, vis dar priklauso. Kaip vystėsi pati idėja parodos? Pati paroda atrodo kaip prekinis traukinys, kuriuo dauguma Vilko vaikų ir keliavo į Lietuvą, ir ne tik į Lietuvą, ir kitas Baltijos Respublikas, Latviją, Estiją, taip pat yra pavienių atvejų, žinoma, kai vaikai nukeliaudavo ir iki Rusijos, Baltarusijos ar Ukrainos, todėl pačią koncepciją kuriant ieškojame simbolio, kuris galėtų apjungti Vilko vaikus ir tokį simbolį kartu su Sauliumi Valiumi nusprendėme, kad jį įamžins būtent prekinis traukinys, kuriame pasislėpę Anglyse, važiuodami ant prekinio stogų ar įsikabinę į prekinio traukinio cisternas ir atvyko vokiečių vaikai, nepaisant oro sąlygų, nepaisant šalčio, kaip Vilko vaikai, vokietukai tuo metu prisimena, tie prekiniai traukiniai buvo tikrinami, dažnai tai buvo pakankamai brutalūs veiksmai, kai tie vaikai būdavo išmetami iš prekinių traukinių, o pats išmetimas, netekimas to pagrindinio bilieto reiškia Vilko vaikams prarasti galimybę atvykti į Lietuvą, o platesnėje prasme tai reiškia, kad vaikas ir galbūt laukiantis artimieji duonos, maisto galėjo ir neišgyventi. Pagrindinis tokios parodos dokumentinės tikslas yra suvirpinti to lankytojų, ypač kurie mažiau žino, sielą. Nes jeigu jie toj parodoj pamatę, supras, kas slepiasi už tų nuotraukų, kas slepiasi už tos informacijos, kuri pateikta, tai tada, reiškia, tikslą mes būsim bent dalinai pasiekę. O jeigu išeidami jie toliau pradės gilintis į tą temą ir pradės rimčiau domėtis, tada visai mums pasisekė.
pati paroda, norėjome, kad joje dalyvautų ir patys Vilko vaikai. Jie turi galimybę perskaityti ponios Luisės Kažukauskienės parašytą jiems laišką, ką paskutinieji liudininkai norėtų pasakyti mums, mūsų visuomeniai, vykstant karui Ukrainoje, vykstant neramumams, kitiems ginkluotėms konfliktams, kaip tai paliečia jaunus žmonės, kaip tai paliečia vaikus, artimuosius ir kokią tai žaizdą ir pasiekmes jiems palieka. Kartu norėjome, kad įsitrauktų ir jau iškeliavusių Vilko vaikų artimieji ir skatiname juos pergalvoti jų tėvų, senelių istoriją, prašėme jų nuotraukų, prašėme pasiūlyti daiktų, kurie galėtų parodyti ir atspindėti Vilko vaikų gyvenimą Lietuvoje. Tai tokiais eksponatais tapo šuniukas, kuris buvo atsineštas į Lietuvą, taip pat širdis, kuri buvo atsiųsta 2 vaikams į Lietuvą, tėvui būnant belaisvėje, ir taip pat knyga, pirmasis romanas, parašytas 1954 metais apie Vilko vaikus. Kaip Jūs manote, kodėl svarbu minėti Vilko vaikų dieną? Kodėl svarbu kalbėti apie tai? Apmaudu, bet šiandieną ta Vilko vaikų diena, jinai darosi vis labiau ir labiau aktuali, nes visiškai netoli mūsų vyksta žiaurus karas. Rusai puola Ukrainą ir jie ne šiaip sau puola. Jie grobia vaikus ir juos išveža ir juos bando nutautinti, keisti jų mentalitetą, identitetą. Tai yra žiaurus, ciniškas veiksmas vykstantis šiandieną. Vienaip ar kitaip vyksta tragedijos ir kituose pasaulio taškuose. Ką nori čia imk. Gazą ar bet kurią kitą, Somalį, dar kur nors. Gaila, bet tas 21 amžius nerodo, kad civilizacija tapo kažkokia sąžiningesnė, garbingesnė. Plėšikų, grobikų mentalitetas dominuoja. Ir dėl to kalbėti apie Vilko vaikus? Be abejo, Vilko vaikai buvo aukos tokio paties mentaliteto. Vilko vaikų atminimo renginiuose šiais metais vykusiuose keletą dienų dalyvavo Lietuvoje ir Vokietijoje gyvenantys Vilko vaikai, jų artimieji, istorikai, politikai, gausus ratas šią temą besidominčių žmonių, taip pat Lietuvoje viešėjusi amerikiečių rašytoja, istorinio romano apie Vilko vaikus autorė Carolyn Newton. Atminimo dienos dalyviai, tęsdami ilgametę Vilko vaikų bendruomenės tradiciją, susirinko prie Vilko vaikų ir žuvusių Rytprūsių gyventojų atminimo kryžiaus Mikytuose, Pagėgių krašte. Dalyvavo susitikimuose, diskusijose, paskaitose, klausėsi koncerto Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje. Papasakokit, prašau, iš kur Jūs esate kilęs? Aš kilęs iš Kaliningrado srities, kur vadin Labjau, Palieskas dabar vadinosi. Kaip Jūs atsidūrėte Lietuvoje? Valgyti nebuvo ko ir paskui atsidūriau Lietuvoje 46 metais. Žmonės ėjo patarė, kad reikia eiti ten ir išėjau į tai ir viską, kaip ir visi vaikai. O kiek Jums metų tada buvo? 11 skaitykiu. 11 metų. Na. O Jūsų kiti broliai, seserys, tėvai, koks jų likimas? Koks jų likimas? Broli vienas žuvo iš karto, sausio 21, kaip užėjo Rusą. 15 metų jam buvo, jis šaukė, kad Jung Hitler ir nušovė vieto ten, kad buvo. Sovietų kariuomenė. O su mama įsiskyrėm, sausio 20, išvažiavam, 19 išvažiavam namo 20, visą dieną bombardavę. Ta mūsų to zona buvo, 21 vakarą užėjo Rusą. Ir tada nušovė, paskui jau įsiskyrėm, su mama nesimatėm, jau niekada, kaip išvažiavam su 2 vežimas. Ir jau įsiskyrėm iš karto, kaip iš namo išvažiavom. Tiesiog sumaištis tokia buvo, kad pasimetėt jūs. Pasimetėm iš karto, viskas taip. O kiti broliai, seserys, kur jie pateko? Vienas brolis po kiek laiko atsirado čia į Lietuvą taip pat parėjęs, o kiti su mama, kur buvo, kito vežime. Sužinojau po kiek laiko, kad su laivu išplaukė į Damarką. O jūs, kur atkeliavo, tada jūs į traukinį sėdot, ar ne? Ne, aš netoli ten buvau ir
pieštis kaip. Piešęs atėjote. O tai kaip, per tiltą? Dabar tiltą buvo, ta tiltą nebuvo par tokį, par to špalos ten, kur yra. Kai buvo špala tokį, par to špalos virš praėjo, kada buvo sugraužtas. Ir kur jūs nukeliavot? Nukeliavo lik čia, lygi Tauragės paskui, čia į Šakvytį. O tai kai jūs atėjote į Lietuvą, jūs buvote alkanas, jūs maisto ieškojote? Maisto, taip, o ką? Juk nebuvo ko valgyti. Be Lietuvos, kai būtum įsivertinti, juk net faktiškai jau ten žmonės, kur gyvena, jau ne degtuko, bet ir ugnius, kur tai badas buvo. Badas, grins badas, valgėm bulves, kur ta žyvės, kur kareivis stovėjo, eidavo prie tos virtuvės ir rinkdavo maistą tą visą, kad įsilaikytų. O paskui jau žyma, tai ir paskui jau badas, ir paskui visi Lietuvą traukė. Mokinė nuėjo, paskui parėjau į Lietuvą ir to jau pas tokį Ambruozą, kur dabar gyvena, kur aš dabar gyvenu tam kaime. Vaikų neturėjo, paskui ten primena, ko tai išmokėjo šiek tiek, kokių kalbą mokėjo. Tai jūs galėjote susikalbėti? Jis ten tarnavė Klaipėdos krašte anksčiau. Na, paskui jau buvo, pasiliko ir pasilikau pas tokį laiką, ten slapstydavo, buvo jo, kad negalėjo laikyti tų vokiečių tiesą. Buvo, na, vieną žodį, ištrems, arba išverčia į rusiją, kas parvaikys ir viskas. Nu. Tai jūs ten ir užaugot tuose namuose? Ten užaugau ir buvau, tol, kol reikėjo būti armiją atlikau, ta paskui parėjau, vėl pasiūl, paskui apsivedžiau su tokia mergina, kur ten yra. Kaip jau apsivedžiau, jau gyvenimas, žinoma, pagerėjęs jau. Turėjau, ką norint savo, jau artimą. Nu, čia buvom pripratę, jau laikė, kaip iš pradžios sunku buvo, paskui laikė jau kaip savo vaiko, jau ką buvo saugau. Jau buvo tada jau geriau. Bet jūs žinojot ir savo vardą, žinojot savo šeimos? Aš žinojau vardą tėvų ir žinojau, kur gimęs, kur augas ir viską, jau 11 metų, tai jau ne taip jau. O bandėt ieškoti? Tai ieškojau, pirmas ieškojimas buvo, man parašė į Raudoną kryžių, tokie, kalbą mokėjimai, sakydavo, ten melninkė netokie. Bet aš nežinau, tas laišką nepateko, ne jokie atsakymą negavau, nieko. Ir paskui buvo taip, kad ta nepriklausomybė stoja paskiau, viskas atlaisvėja, pradėjo ieškojimai. Ir tada jūs susitikot su savo broliais ir seserim? Susitikau, lygiai 60 metų buvo. O 60 metų? O dabar į nuotrauką pažiūrėjom, pažiūrėkit dabar į nuotrauką, kur maži ir dabar kur augas, kai svetimi. Kaip nesisavina, tad įvėresnis sesertos nieko, ta mažiausia, kur yra gerda. Visai manęs nežino, neprisipažinti. Buvo tada 2 metų, ji nepripažino manęs nieko. Svetimi. Ir nedraugavo nieko. O savo tėvelius ar sutikot dar? Nesutikau. Tik jų į kapą, kad aplankytų, taip nebesusitikau. O sakykit, juk jūs buvote evangelikai liuteronai, o atkeliavote į katalikišką kraštą. Tauragėje irgi, aišku, buvo liuteronų nemažai. Kaip jums čia sekėsi? O man sekėsi. Aš taip žinojau, kad mano tėvai buvo evangelikai, aš jau nesiryžau pakeisti. Už tai, kad ir mane jau, kur aš augau, paragina, ką sako, bet tikėjimą, kad aš buvau nusprendęs, kad ne. Ir paskui, kai jau laisvai viskas buvo, pradėjau čia eiti vėl į bažnyčią, pas Kalvaną to vyskupą, tai mane konfirmavo, aš buvau nekonfirmuotas. Ir konfirmavo dabar, kaip ir buvo. Ir tokia pati esu. Ir vyskupą Kalvaną dar prisimenat? Oi, kad neprisiminė, kiek esi įvažinėjęs. Jūs vairuotojas buvote? Vairuotojas, jo. Ir mano žmona jau evangelika. Mano seseris sako, sako, tu dar evangeliš. Aš sakau, aš atsimenu, kad tėvai buvo evangelika. Aš žinai, bažnyčių, kur krikštytas Popelkin yra tokia. Dabar rusiška nežinau, kaip Popelkin, bet vokiška Popelkin buvo mano bažnyčia.
Einant į parodą mus pasitinka Vilko vaikus vienijančias bendrijas Edelweiss Wolfskinder pirmininkės Luizės Kažukauskienės žodžiai, jos mintis. Kiek dar šiuo metu Lietuvoje yra Vilko vaikų, kiek bendrija vienija žmonių šiandien? Deja, bet nebe su metais, bet su dienomis Vilko vaikų vis mažėja ir mus vis pasiekia žinios apie mus iškeliaujančius Vilko vaikus. Tai šiuo metu Edelweiss Wolfskinder bendrija skaičiuoja, kad jie turi apie 20 narių. Taip pat reikėtų nepamiršti ir tų, kurie gyvena Vokietijoje ir tų, kurie nenorėtų galbūt savęs identifikuoti kaip Vilko vaikais, vokietukais, bet jie yra tarp mūsų. Tai turbūt labai optimistiškais skaičiais galėtume sakyti galbūt, kad bendrai Vilko vaikų dar yra 40-50. Dear Carolyn, kada jūs pirmą kartą išgirdote apie Vilko vaikus? O taip, puikiai tai atsimenu. Ruošiausi rašyti visai kitą knygą. Atlikau su tuo susijusį tyrimą, ieškojau medžiagos, skaičiau įvairius straipsnius. Ir aptikau fotografės Klaudijos Heinerman sukurtą darbą apie Vilko vaikus. Apsilankiau jos interneto svetainėje. Mane sudomino tai, kad ji pasakojo ne tik vaikų istorijas, tačiau kalbino juos jau suaugusius. Ji parodė visą Vilko vaikų gyvenimo ciklą ir leido suprasti, kaip jų vaikystės patirtys paveikė jau suaugusių žmonių gyvenimą. Tos istorijos mane sukrėtė, negalėjau nustoti galvojusi, ką išgyvena vaikas, netekęs savo tapatybės, savo kalbos, visko, kuo pasitikėjo, savo savasties ir patekęs į visiškai svetimą aplinką, kurioje kiekvieną akimirką jautė baimę. Panirau į šios temos tyrinėjimus, perskaičiau viską, ką tik galėjau rasti. Ir tai paskatino jūs parašyti knygą. Taip, kai kalbėdavausi su žmonėmis, jie sakė mažai girdėję apie šiuos įvykius arba nieko apie tai nežinoję. Jaučiau, kad šią istoriją reikia papasakoti anglų kalbą skaitančiai auditorijai, nes tai ne tik vokiečių vaikų ar lietuvių šeimų istorija, o visos žmonijos istorijos dalis. Tai mūsų visų istorija. Svarsčiau, kad reikėtų parašyti istorinės dokumentikos knygą, tačiau pajutau, kad jei šias istorijas papasakosiu kaip istorinį romaną, įpindama savo kūrybos, jis sulauks didesnio britų ir amerikiečių susidomėjimo. Apie ką pasakojate knygoje Pabėgėlio dukra? Tai istorija apie šeimą gyvenusią Karaliaučiaus krašte, apie seserį ir brolį, kurių šeimos ūkį pokariu užpuola sovietų kariai. Močiutė nužudoma, mama miršta nuo sužalojimų, o vaikai, sesuo ir brolis išsiskiria. Pasakojime persipina du laikotarpiai – pokaris ir vėlesni laikai, kai vieno iš pagrindinių herojų, to jau suaugusio berniuko dukra, stengiasi padėti vaikystėje traumą patyrusiam tėvui, padėti jam surasti vaikystėje prarastą seserį ir taip užpildyti atsivėrusią tuštumą, kol tėvas dar tebėra gyvas. Rašydama aptikau miško brolių, partizanų istoriją ir mane taip sužavėjo šis pasipriešinimo judėjimas, kad jis taip pat tapo knygos siužeto dalimi. Romanas tarsi liejosi savaime, veikėjai kalbėjosi su manimi. Skaitydama Vilko vaikų liudijimus, suvokdama, ką jie išgyveno, norėjau papasakoti jų istorijas. Baigusi rašyti knygą, labai gerai jaučiausi. Tačiau prireikė net 4 metų, kol radau leidyklą, kuri sutiko ją išleisti. Kaip žmonės atsiliepė apie knygą? Labai gerai. Sulaukiau didelio žmonių susidomėjimo. Man rašė iš įvairių kraštų. Knyga sėkmingai pasirodė Jungtinėje karalystėje, kur ir buvo išleista. Jungtinėse Amerikos valstijose ją domisi įvairūs knygų klubai. Žmonės perskaitė
skaito knygą ir nori daugiau sužinoti apie šią istoriją, tad pasakoju jiems. Dabar knyga pradėjo domėtis knygų mugės, festivaliai, dalyvauju įvairiose diskusijose, susitikimuose. Tai leidžia plačiau paskleisti šią istoriją ir žmonės pradeda suprasti, kad visa tai iš tiesų įvyko. Pastebiu, kad visus labiausiai stebina tai, kad tai vyko ne taip seniai, o tai išgyvenę žmonės vis dar gyvena tarp mūsų ir pasakoja savo istorijas, tad viskas ne taip toli. Tiesiog neįtikėtina, kad būtent Vilko vaikų atminimo dieną kartu su jumis stovime čia, prie jų istorijos atminimui skirto kryžiaus, ir jūs esate Lietuvoje. Tai tiesiog neįtikėtina. Mudviem su vyru tai ypatinga, įsimintina diena. Man didelė garbė čia būti, dalyvauti prisimenant šią istoriją, išreikšti pagarbą ją išgyvenusiems žmonėms. Taip pat išreiškiame pagarbą Lietuvos žmonėms, kurie šiems vaikams suteikė namus, kurie tuos alkanus vaikus pamaitino. Svarbu juos prisiminti, nes gyvename neteisingais, tamsiais laikais ir daugelis dalykų kartojasi. Manau, kad svarbu prisiminti tą žmogiškumą, gerumą, meilę, kurie mums padeda išgyventi baimės laikais. tą parodą kuriant, kadangi kažkaip žiūrėjau iš tos žmogiškosios pusės, iš gailesčio užuojautos pusės, visieną puikiai suprantu, kad tie, kurie buvo atsidūrę toje situacijoje, tai jų užuojautos pirmiausia jausmas yra, kaip žiauriai jiems nepasisekė. Gali sakyti, jiems pasisekė, jie liko gyvi, juos vienaip ar kitaip priglaudė Lietuvoje, kai kurie iš jų iš tikrųjų rado globėjus, kitiems gal mažiau pasisekė, nes ir tarp tų globėjų pasitaikė galbūt kažkokių grubiai besielgiančių. Tose nuotraukose matosi vaikų akys, matosi jų žvilgsniai, kai kurie vaikai šypsosi. Tai reiškia, kad tuo momentu ta drama buvo kažkur pasitraukus į šoną ir tas vaikas tiesiog gyveno tuo momentu. Jam davė valgyti, jis pavalgė ir jis šypsojosi. Nors jis liko gal be tėvų, be artimųjų ir iš viso neaišku, kas toliau su juo darysis. Tai ta tokia iš dabartinės perspektyvos žiūrint, mane tas labai veikia, viliuosi, kad tai veiks ir žiūrovus, kurie ateis pasižiūrės ir visieną kiekvienas mes tol, kol esam šitoje žemėje vaikštantis, galim kažkokią įtaką daryti. Nes pasakyti, kad nieko čia mes negalim pakeisti, yra labai neteisinga pozicija, mano nuomonė. Galim pakeisti ir turim. Pastebėjau bendraudama su Vilko vaikais, kad jie vis dar išgyvena antrojo pasaulinio karo įvykius ir ne kartą tiek jie ir patys, ir jų artimieji yra man pasakę, kad karas jiems niekada ir nesibaigė. Bet nepaisant traumų, turbūt svarbu akcentuoti ir kitą dalyką, kad Vilko vaikų gyvenimas buvo turbūt ne tik jų vaikystė, bet buvo ir viso gyvenimo patirtis. Tai turbūt atminimo diena ir sako, kad nepaisant to, nepaisant sudėtingų vaikystės išgyvenimų, Vilko vaikai išgyveno, kai kurie iš jų dėja, bet nebegalėjo, dėl nusilpusių kūnelių, dėl nepakankamo maitinimo, ligų, bet kita dalis, išlikusi dalis, kurie ir liudija tų neišgyvenusių Vilko vaikų istorijas. Jie sukūrė šeimas Lietuvoje, jie kūrė savo gyvenimą čia Lietuvoje ir šiandien yra mums priminimas liudytojai apie tai, kokią įtaką daro karas. Kuo jums svarbi Vilko vaikų atminimo diena? Kodėl jūs čia esate? Yra šventė, yra ta diena ir. Ir paskui būdavo kiekvienas metas nepriklausomybė, tą Konštetinas atkurio paminklą, aš visą laiką važiuoju. Jums svarbu susitikti savo žmonės? Susitikti, tada susipažinti vieną kitą, ne visų žinai. Iš kur tiek jėgų turėjot tokį gyvenimą nugyventi? Kas išgyvenęs visą. Bet sekės, sako, aš tikantis žmogus, taip gali pasakyti, man sekės gyvenimą. Sutiko daug gerų žmonių? Sutiko, gerų ir būna. Būna blogų, skaudų, visko būna.
būna. Ta šeimon būna, o saka jau pasvetimą žmogų yra pasvetimą. Jau yra ne savo namai. Paskui jau, kad aš ten augau pas Ambrozą, pripratęs augau, jau pradėjau kaip savo vaiką gerbtis. Aš anų kapą aplankau. Nešė, kad nuvažiuoju Šilalį palaidoti, nuvežė ir žvakį padegė ir gerbo vienas žodis. Išgelbėjom to kartą, reikia gelbti žmogus, kad ir kokį nuoskriaudą darytum, reikia atleisti. Juk tai šventusis raštus taip prašė, atleisk